šventėj galima visas bėdas, visas ligas nusiplauna, visas svajonės išsipildo. Bet svarbiausia, norint šitą pajust, reikia praeiti pro šitus vardus ir jūsų laukia šeimininkė šito renginio. Pro šitus vartus, taip praeinat, nebijokite. Labai drąsiai, prašom, Praeinate. ir kuo daugiau pilsit vandens ant savo veidelių, tai bus skaistus. Nebus jokių šaunuočių, pradings visi spuogai, dings visos ligos, prašviesės akis. Ir atvirkščiai. Ir atvirkščiai, jeigu kas nepraeis pro vartus, tai tuos aplankys bėdos ir nelaimės. Tai prašom tik praeiti pro vartus, nevenkite vartų. Ir su vaikais, ir su seneliais, ir su tėvais. O taip, taupykit vandenį simboliškai ir rankšluosčių. Pagarbinti. Ir jau dabar jūs nuo šios dienos esate šventės dalyviai tikri. Šventą Joną vakarėlį, todėl reikia pinti vainikus, kad viskas ratuotųsi ir kad saulutė pareitų namo ir kitais metais vėl pas mus Ačiū.
Ar nėra norinčių daugiau ištekėti? Ateikit, užsimesti vainiku. Žaneta nori ištekėti. Ištekėti vainiku. Galima sudeginti. O kur jūsų puokštės? Į vainiką supynėm? Puokštės, būtiniausiai, imkit vainiką kokį nors ir po vieną lapelį. Po vieną lapelį, po vieną. Imkit iš vainiką, galima iš vainiką. Galima iš daržo. Pasvajot kažką, Kad svajonė įsipildytų, uždegsim šią. būtinai turit sugalvoti kokią nors svajonę. Slaptą svajonę. Ugnis ir vanduo viską gali. Ugnis ir vanduo viską gali. Nu netiktų, arba tu nenorėtum, kad aš tikrai nenoriu, man per sunku bus. Atsimink, kad tavo puokštė buvo pliauškutis. Pliauškutis tas. Ir tiesiog tu mintyse taip, paimi ir susprogdini. Ir susprogdini, tau susprogsta tavo. Ir nelieka tiesiog jos. Atsimink, kad labai gerai, kad šita žolė pliauškutis yra žolė ir gėlė tavo puokštė. Labai gerai, kad yra puokštė ramunė, nes ramunė yra saulės gėlė. Saulė su saulute. Tai saulė yra mūsų aukščiausias varinys. Ir viską jinai padeda, viską padeda įgyventi. Nu kas čia dar. Nu, labai gerai, kad kur yra puokštė grūdų, tai tiesiog, nu, čia jie ne mūsų, gal nevalgomi grūdai, bet tiesiog jie pilnatvės ir tiesiog viso įsikūnymo. Va dabar, šito berniuko puokštė, nu koks grožis, čia yra debesų žolė. Debesų tavo, ką tu svajoji? Ką tu norėjai būti? Dantistas nori būti? Tu būsi dantistas, nes pagrindinė žolė yra dobilas, o vyrai dobilas, tu dobilą nuskynei, tu įsivaizduoji, tu matai. Ir iš šitos, jeigu nors vieną žolę turi, kur tupėja bitutė, o dobilai jau jie visi surinktas medus, tai žinok, labai gerai, tu svajok ir ateik į kiekvienas jonines ir kiekvienais metais visavą svajonę papildyti. Aš būtinai būsiu dantistas, nes va šitas, kur žolės kaip debesis, tai debesis yra dangaus vienas iš kūnų ir jis tau padės. Valgį nerūkyti. Pats įdomumas irgi. Išlips mergaitės ten. Nu, reikia išvežti toliau, nes čia. Dabar kur yra vainikėliai, kaip vainikėlius? Tai turi ir jos, tai vienas Jau leiskit, važiuokit. Uždegti reikia, tai jau uždegs, ja. Bet vainikėlius tai šlapės nedegs, tuos vainikėlius reikia nuimti. Vainikėlius reikia paleisti atskirai.
Paimti dar vaikai. Paprašysim mes. Jaunai paleis. Išlakas vaikas bus paskutą. Jei įsidursi, kad čia koks stiklas bus ir eiti į mišką. Reikia apsibraukti ratą tokį, šermukšnė šaka. Apsibraukti didelį ratą ir laukti nuo 3 valandų, maždaug iki 5. Ir labai gerai būtų, kad einant paparčio žiedo ieškoti, būtumėt prie išpažinties. Prašom jo tikrai ir tada, nes visko gali atsitikti. Gali būti, kad jūsų paparčio žiedo ieškojimo naktis gali būti paskutinė. Užpuls vilkai, užpuls raganas. Raganų joninių naktį yra daugiau, negu jų yra iš tikrųjų. Visos požeminės, visos išlipa iš medžių ir visur ir jos daro savo darbus. Bet reikia būtinai atsilaikyti šitą. Raganas su žiedais ant rankų. Gali būti visokiausių, bet nereikia kreipdėmesio. Reikia tik susikaupus būti savam rate. Nebijoti jokių pagundų, jokių vilkų ir tikrai jokių gyvačių, nes ten tikrai šliauš va taip. Pabandykit dar tikrasias joninės prieš akis.